Ant Nemuno kranto kareivis gulėjo. Kaune ruošiamasi įsteigti sukarintą mokyklą. Apie dar sklandantį gandą ore jau pasidomėjo mūsų filmavimo grupė. Laikinojoje sostinėje jau pradedama kalbėti apie sukarintos vidurinės mokyklos viziją. Joje anot iniciatorių vyrautų kariška tvarka. Mokiniai būtų mokomi ne tik vidurinį išsilavinimą teikiančių dalykų, bet ir karybos pagrindų. Mano galva, idėja šitą man ir svarstymą atrodo nereikalingi. Idėja tai, kad išaugit pilietį, dvorą pilietį, jau pati apie save kalba. Na, 4 metus vadovauju šitai mokyklai ir noriu pasakyti, per tuos metus, ne vieno blogo vaiko neišaugo. Kas išėjo savanorius, kas į pasienį, kas į puskarinkų mokyklą. Vienu žodžiu, visi pasirinko dorą, padaraus žmogaus kelią. Tiek kariškiai, tiek ir politikai tikina, jog karinis licėjus Lietuvoje pasiteisintų. Pačią idėją dėl stacionarios karinės mokyklos įkūrimo iškėlė Lušiukų mokyklos direktorius. Ir iš tikrųjų man ši idėja pasirodė labai gera. Žinome, kad kitose pasaulio šalyse, konkrečiau Europoje, yra tokios mokyklos. Jos pasiteisino, kadangi karinio profilio gimnazija ar pagrindinė būtų mokykla, čia kitas klausimas, yra labai naudinga jaunimui, kuris, sakykime, yra toksai energingesnis, truputėlį reikalaujantis griežtesnio auklėjimo ir tokios mokyklos įsteigimas yra naudingas visai visuomeniai, valstybei ir tam pačiam jaunimui. Jeigu kalbėti apie jaunojo kario mokyklos idėją, tai aš tikrai 100% pritariu. Kodėl? Aš manyčiau, kad jeigu mes kursime profesionalią kariuomenę, galų gale ir vidaus reikalų ministerijos specializuotos jėgos tos pajėgos, tai aš šiandien matau 2 trūkumus. Pirma, nemotyvuoti žmonės kartais, sakykime, iš gatvės ateina dirbti, tai arba į kariuomenę ir panašiai, tai ką mes iš jų galim per ten metelius išspausti, turi ruošiama būti iš anksto. Ir psichologiškai motyvuotas, ir fiziškai, ir profesionaliai parengtas žmogus. Antras momentas, aš matau, kad ir tie įvairūs įvykiai, kurie čia ir tie streikai vadinami ir panašiai, nugi nepasiruošę. Paruoštą turim gerą viešąją apsaugą, bet jinai aprūpinimą neturi gerą. Jinai neturi aprūpinimą gerą ir antra, bendros strategijos nėra. Tai aš manyčiau, kad tokiuose mokyklose, specializuotose, sakykime, vidurinė, tu baigi, gauni atestatą į aukštąją, kur tu nori, bet prie to dar gauni tą, kad jo psichologija, sakykime, yra į sakykime, karinės daugiau linijas eiti, ar į policiją, ar į karo mokyklą, ar į kitas jėgos struktūras, ar į jūrų liniją. Tai kaip tik tai toje mokykloje ir galima parengti. Aš, pavyzdžiui, žinau užsienio eilę, reiškia, šalių, kur kaip Kanada turi kadetų mokyklas, kaip galų gale ta pati Rusija, jinai neatsisakė to, kas ir anksčiau buvo. Tai mes turim turėti tą patį. Tai aš, pavyzdžiui, būdamas Eigulių seniūnijoje, čia dirbdamas ir visą laiką susipažinęs su, sakykime, su viešosios apsaugos pajėgomis ir pats prisidėjęs, kiek galėdamas, kad jos būtų išsaugotos, aš matau eilę vidurinių mokyklų, sakykime, Eigulių vidurinė mokykla, kuri galėtų specializuotis, rengti tos vaikus iš įvairių vietų ir parengti va tokį plataus profilio vaiką užbaigiantį, kuris jau žinotų, kur jis eina ir jam būtų žalia gatvė. Panašių mokymo įstaigų apstu kitose Europos šalyse. Štai su viena jų Lenkijoje jau pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Sakykit, ar manot, kad atsiras tikrai tų vaikų, kurie savanoriškai priims tą disciplininį mokymą? Šitą kaip tik mokykla yra, kad savanoriškais pagrindais čia visi ir ateina. Ir kad aš noriu pasakyti, kuo toliau, to jų daugiau. Ir dabar paskutiniu metu po šito straipsnio, kai buvo prasidėjęs Kauno dienoj, vietoj to, kad mažiau jų atsirastų, jau virš 10 tėvų skambino ir prašo, kaip tą mokyklą vaikai galėtų laikyti.
Čia mokosi sportiški vaikai, fiziškai aktyvūs ir mes turim juos užimti. Užimam kuo? Alpinizmu, parašutizmu, taktiniais užsiėmimais, tokie su topografija, vaikščiojimas, azmutais. Aš noriu pasakyti, vaikai, savigina, vaikai šitą nori ir jie šitą mokyklą, šitą gauna. Visų pirma, turbūt ne tik Lietuvai, o bet kuri valstybė be tokių dalykų neapseina. Anksčiau ir vėliau prieinama išvados, kad ruošti, kaip sakoma, šunis reikia girdyti, lakinti, ne tada, kada į medžioklę. Jeigu šitie jaunuoliai, čia nebūtinai, kad jie visi nueis karių ar policininko keliu. Tai yra toks kompleksinis jauno žmogaus auklėjimas, kada jisai mokosi tų visų dalykų, kur visi mokosi, bet to jisai treniruojasi fiziškai ir kai kokių karinių žinių pradmenys įgyja. Todėl turbūt reikia ir tame reiškia kontekste, kad mes einam prie to, kad kariuomenė pas mus bus tik tai profesionali, reiškia paruošti žmogų tai tarnybai. Žinoma, tai mano supratimu yra labai svarbu ir naudinga Lietuvai. Kauno vadovai